Дорогие друзья. Привет. Приветчик. Priviečik. Mes nusprendėm padaryti muzikinį sveikinimą tiem, kurių nėra kartu, kurių seniai nematėm dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Jūs kalbėkite. Ir skiriame jums kalėdinį muzikinį sveikinimą. Broliai Frankoniai. Ir funkeliai iš Vilniaus Grąžtų gamyklos. Buvo vasara, kaip tai. Buvo, bet dabar mes apie žiemą, dabar apie žiemą. Dar vis gruodis, kaip sakant, ir ta gruodiška kalėdinė besniegė gaida. Mes atliksime Julijos Podžeskaitės Rakevičienės kūrinį apie kalėdas. Prašau. Maestro. Čia groju. Maestro. Aš taip dar nujaučiu, mes tą vietą iškirpsiu. Kas čia dar? Ai. Gruodžio mėnuo. Čia dar ne pabaiga. Norėčiau bėgti pūgą baltą, bet po to suskus ir vėl man gerklę mano langas. Papuoštas girliandom stovi eglė, kur dovanas suranda pūga. Mes dar dainuosim. Čia buvo po 30 metų susitikimas ir mes, kaip sakant, nepraradom vokalinių sugebėjimą, bet praradom klausą. Tai va, visi į sveikatą, kaip sako, pas mane Ukrainoje būdmo. Taip va. Tai linksmų jum, gerų jum naujų metų, atik dar kalėdinį, dar naujo metų palinkėjimų. Iš tikrųjų, kaip čia pasakys, kad mes galėtumėm kiekvienam skirti po muzikinį kūrinį, bet skirsim tik tai Mangirdui. Už ką Mangirdui? Nes jis labai gerai vairuoja. Nes jis gerai vairuoja. Mangirdai gerai vairuoja ir daug uždirbi pinigų, girdėjau, pašėl. Padėk. Skurstant jau. Draugui nelaimė. O tu, boniukutė, mes žinom, su kuo tavo lemtis, Juozai. Tai va, mes draugai jūsų nepamirštame, grįžkite iš savo emigracijų. Jo, Sigilė, grįžk. Laukiam čia jūsų su litru arbatos. Tik eglutė, kur dovanas suranda, bet jau biškai po Jėzų, kaip vyra. Joptararai. Jopštararai. Jopštvairas. Tai va, šita, kaip sakant, bet mes dar nepasveikinam kitų, pavyzdžiui, Morta. Jau tu menininkė, tai nuoširdžiai sakau puiki. Morta, gyvenk, būk, kaip sakant, ir būk. Vukse, aka Ieva. Aka Ieva. Kad tau
archyvai ant galvos nebirėtų. Aš žinau, kas ten daros, užjaučiu. Ką dar? Dori neturi Facebooką? Dori, įsigyk Facebooką. Roma, grįžk iš emigracijų ir, kaip sakant, parvežk dovanų. Dovanų parvežk. Po kokį tą autobusiuką 2-aukštį. Jo, 2-aukštį autobusiuką. Nes aš norėčiau pakabuko tokio. Nusibodau tą raktą, nekaltybės diržą laikyti. Ajaja. Tai va, kas dar? Nuotrauką pasiėmė pažiūrėti, kas piškė. Tai gal iš tikrųjų labai gimštai. Rita, aš noriu tave pasveikinti su Wow. Tikrai. Bite, aš tave sveikinu, labai puikiai tavo eglė kalėdų, gaila, nebuvo dovanų, nemačiau aš tą eglę. Buvo biškitų dovanėlių, bet jau išlaupytas, jau stovėjo eglė. Taigi, tiesiog sveikinam. Tai kaltas ruduo? Kaltas ruduo. Kaltas suaugusio gyvenimas, kuris verčia iš mūsų uždirbinėti pinigus. Gyvenimas iš mūsų uždirbinėti pinigus. Tam tikra prasme taip, jis iš mūsų kala babkės. Tai kągi, šią linksmą gaidą. Šventų jums kalėdų, kurios praėjo. Gerų naujų metų, neprisigerkit. Gyvatės metai, sako, bus labai tokie, labai daug pinigų visi uždirbsim, tada tai galėsim juos nusipirk malūnsparnius, skrendam visi į Karibus, visi buvo belauksim. Taip, visiems sėkmės ir gerų švenčių.